Daug šurmulio, daug gyvos muzikos ir daugybė staigmenų. Tokios dovanos prekybos centre Bruklinas jau ne naujiena. Šįkart tarptautinės moters dienos proga šiauliečiai turėjo išskirtinę galimybę apsilankyti organizuotoje grožio ir gėlių mugėje. Tačiau ko gero labiausiai lankytojus traukė į Šiaulius atvykusi garsi astrologė Palmira Kelertienė. Norėjau savo kovo 8 dienos progą pasidaryti dovaną ir apsilankyti nemokamuose Palmyros astrologinių horoskopų sudarimuose. Tai ką žvaigždės sako? Labai šauniai, likau iš tikrųjų patenkinta. Tai ką žvaigždės pasakė? Su sveikata viskas tvarkoj, meilė seksis. Renginyje žydinčios likimo dovanos netrūko nei gėlių, nei suvenyrų, nei trankios muzikos. Dar daugiau čia visą dieną darbavosi žinomi meistrai, kurie ragino moteris nebijoti keistis ir dovanojo joms puikią šukuosenas. Visokių renginių Šiauliuose yra labai mažai ir išgirdau per televiziją, jog šiandien yra tokia akcija, jog galima pasinaudoti progą, pasižiūrėti meistrų darbą ir nusprendžiau atvykti ir pažiūrėti, kaip meistrai dirba. Kaseles man pasiūlė tiesiog šiandien susipinti. Labai gražių pinimų yra, nes čia tokia kaip ir naujovė, šitie visi užseleis, net nesimato kaip ir pinimo. Ir labai patogu, nerėbina taip plaukų. Mugėje ypatingo dėmesio sulaukė ir makiažo specialistai. Daugelis moterų sako, kad tai puikia proga ne tik gražiai atrodyti, bet ir šio to išmokti. Juolab, kad pastarosios paslaugos klientams nieko nekainuoja. Noriu pasimokinti, kaip reikia dažytis, nes pati taip per daug nesidažau, tik tai vos. Tai ryžausi pasimokinti, kaip reikia dažytis. Per pačias pačią pirmą valandą, tai priėjo pirma moteris, sakykime, ir paskui valandos bėgiai iki pat 6 valandos yra viskas jau rezervuota. Daug klausimų, pagrindinis klausimas, ar tai nemokamai, sakykime. Nes šiais laikais, sakykime, tą makiažą moteris tik pasirenka tik tam tikromis progomis. Naujojo Bruklino direktorė Almena Dankienė visus šiauliečius ir miesto svečius jau kovo 12 dieną, penktadienį. 12 valandą kviečia užsukti į gardaus maisto pastogės atidarymą. 16 valandą lankytojų laukia dar viena dovana. Nemokamas Ovidijaus Vyšniausko koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui paminėti.